Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo kitų metų 100% ketinama visiems pacientams kompensuoti pagrindinius antibiotikus. Apie tai skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. Iki šiol jie buvo kompensuojami tik vaikams ir socialiai remtiniems asmenims ir tik 50%. Tokią tvarką ketinama taikyti jau nuo sausio 1-osios. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai bus užtikrinamas visų pacientų lygiateisiškumas į vienodą sveikatos apsaugą. Taip pat yra parinktos antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijos. Lietuvos komerciniai bankai artimiausiu metu perves antrąją naujo solidarumo įnašo dalį už 3 metų ketvirtį. Lietuvos banko skaičiavimai šį kartą suma viršys 100 milijonų eurų. Solidarumo mokestį bankai moka dėl rekordinių pelnų, kuriuos bankai renka dėl pakilusių palūkanų normų. Pirmąją solidarumo įnašo įmoką už antrąjį ketvirtį 56 milijonus eurų bankai pervedė rugpjūčio pabaigoje. Antrąją įmoką jie turi sumokėti iki lapkričio 30-osios. Kaip ir skelbta, šios lėšos bus naudojamos karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūrai įrengti. Minint Lietuvos kariuomenės 105-asis atkūrimo metinės, Vilniuje rytoj vyks iškilmingas karių ir karinės technikos paradas. Renginio metu Konstitucijos prospektu žygiuos daugiau nei 1400 Lietuvos ir sąjungininkų karių ir karinės technikos paradas. Vilniaus apskrities policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos viršininkas Dainius Daukantas įspėja vilniečius ir miesto svečius, kad eismo ribojimai mieste įvesti jau nuo vakar. Renginys labai didelis, pasiruošimas pradėtas jam jau anksčiau, tai yra ribojimai eismo ir parkavimo automobilių ne tik šiandien ir rytoj, bet jau jie ir anksčiau prasidėjo. Pagrindinis, matyt, taškas renginio yra Konstitucijos prospektas, tai jame eismas bus ribojamas nuo šiandienos 18 valandos ir iki rytojaus dienos pabaigos, tai yra iki pat vakaro. Aplinkinėse gatvelėse esančiose aplink Konstitucijos prospektą taip pat bus eismo ribojimai, kai kur ilgesni, kai kur trumpalaikiai. Ties renginio metu rytoj nuo 11 valandos ribojamas eismas Kalvarijų gatvės atkarpoje nuo Upės gatvės iki Konstitucijos prospekto. Svarbus mazgas Vilniečiams ir svečiams, tai yra taip vadinamas pedagoginio žiedas. Tai reikia atkreipti dėmesį ir planuoti savo maršrutus, kad žiedų eismas taip pat bus ribojamas. Sako policijos atstovas, ruošintis paradui ir jo metu keičiasi ir viešojo transporto maršrutų trasos ir eismo tvarkaraščiai. 34 žmonės buvo suimti Dubline vakar vakare kilus riaušėms, apie tai pranešė Airijos policija. Neramumai kilo po to, kai buvo įvykdytas išpuolis prie vienos iš Dublino mokyklų. Peiliu subaidyti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Neramumai kilo po to, kai socialiniuose tinkluose pasklido informacija, kad užpuolikas buvo užsienietis. Policijos teigimu riaušės malšino viešosios tvarkos palaikymo padaliniai iš visos Airijos. Remiantis liudininkų pranešimais ankstų rytą Gazos ruože įsigaliojus paliauboms į palestiniečių gyvenamą pakrantės teritoriją iš Egipto atvyko pirmosios pagalbos siuntos. Sunkvežimiai su humanitarinė pagalba įvažiavo iš Egipto per Rafos sienos kirtimo punktą. Jungtinių tautų pagalbos pabėgėliams agentūra siekia pasinaudoti pertrauką kovose ir paskirstyti skubiai reikalingas pagalbos prekes. Šią popietę numatytas pirmosios įkaitų grupės perdavimas Izraeliui. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais krituliai, gūsingas vėjas, temperatūra svyruoja nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, Vilniuje ir Kaune iki 3, Klaipėdoje 5, o Šiauliuose ir Panevėžyje 2 laipsniai šilumos. Dabar 11 valandų 3 minutės. M1.